Sveiki, aš Nerijus Kestinas ir mes vėl kalbėsime apie futbolą. Šį kartą suplaksime į vieną čempionų lygą, kuri grįžta šią savaitę, ir savaitgaliniai nacionalinių čempionatų reikalai. Prenumeruokite kanalą, o mes netrukus paspėliosime. Pradedame nuo čempionų lygos ir patraukliausia atrakcija turbūt bus trečiadienį vykstančios rungtynės. Barcelonoje jos bus žaidžiamos, Barsa priima Müncheno Bayerną ir čia labai daug ko ir kalbėti nereikia, labai pristatinėti nereikia. Tai yra dvi komandos, kurios dabar ant bangos, savaitgalį abi iškovojo triuškinamas pergalės nacionaliniuose čempionatuose ir ten, aišku, virs arši kova. Įvarčių bus. Manyčiau, kad įvarčių bus į abiejus vartus ir, sakyčiau, galbūt ne mažiau negu 3 komandos tokios, kad atakuos ir vieni ir kiti, bent jau bandys tai daryti, ir vis dėlto prognozuočiau Barcelonos pergalę. Kodėl? Todėl, kad jie namie ir todėl, kad jie alkani. Tai yra viena jauniausių komandų Europoje šiuo metu, kalbant apie didžiuosius. Nuo Barcelonos pernelyg nenutolkime ir kartu su ją važiuojame į Madridą šeštadienį. Ten El Clasico, ten Realas prieš Barsą, ir čia irgi kas tai yra, kalbėti tiesiog nėra prasmės, visi puikiai žinote. Ten irgi bus kova, ten bus karas, ten iš karto galima prognozuoti tradicinę puokštę geltonų kortelių, galbūt raudoną. Ir čia, sakyčiau, Barcelonai nepalanku tai, kad labai sunkiai savaitė. Tai yra Bayernas trečiadienį, Madridas šeštadienį, ir tai reiškia, kad fizinių jėgų tiesiog gali neužtekti, o patyręs Realo treneris Carlo Ancelotti, manau, kad ras kaip išsinaudoti tuos privalumus, kuriuos Realas šioje situacijoje gauna. Prognozuočiau karališkojo klubo pergalę. Ir į sekmadienį kitas lygas yra įdomių dalykų ir ten. Pirmiausia, Anglija, Arsenalas prieš Liverpoolį, abi komandos irgi žais čempionų lygos rungtynes savaitės viduryje. Arsenalas turės šiek tiek daugiau laiko poilsiui, bet aš nesu įsitikinęs, kad tas veiksnys sužais. Pirmiausia, Arsenalas rungtyniaus be diskvalifikuoto Vijamo Salibos, kuris nežais taip pat kaip traumuotas Martinas Ødegaardas, Norvegas, kaip aiškėjo, yra labai svarbus žaidėjas komandai, taip aiškėjo, pralaimėtose rungtynėse su Bournemouthu skaudžiausiai pasimatė. Ko gero nežais ir Bukayo Saka, kuris irgi yra patyręs traumą. Todėl, nepaisant to fakto, kad veiksmas Londone, aš sakyčiau, Liverpoolis laimės. Dar viena klasika Italijoje. Ten Interas Juventus, dvi komandos, kurios susižvėjo beveik visus pastarųjų pusantro dešimtmečio titulus Italijoje. Dabar jie ne pirmi, dabar turnyro lentelės viršūnėje Napoli ir grandams reikia vytis. Bet ten atstumai nedideli, o tarpusavio rungtynės visada yra labai principinės. Irgi ta pati situacija, ir vieni ir kiti žaidžia čempionų lygoje, ir vieniems ir kitiems tų jėgų galbūt ir nebus. Tų jėgų gal ir neturės pernelyg daug, bet Interas pakankamai patyrusi komanda, Interas žais namuose, prognozuočiau tokią klasikinę, atsargiai itališką dvikovą, tam tikrą katenačio atmainą, įvarčių daug nebus, spėčiau, kad laimės Interas ir netgi gal dėčiau tikslų rezultatą 1-0. Ir taip ne visai tradiciškai nukeliaukime į Prancūziją. Sekmadienį ten Prancūzijos futbolo superklasika, Marselio Olimpikas prieš Paris Saint-Germain. Abi komandos taip pabangavo prieš rinktinių pauzę, bet grįžo į pergalių kelią savaitgalį. Turnyro lentelėje LOM yra trečioje vietoje ir nuo Paris Saint-Germain atsilieka tik 3 taškais, tai yra pergalė namuose, savame velodrome jiems leistų pavyti lyderį, bet, sakyčiau, to nebus. Irgi atsargiuose, akademiškos stiliaus rungtynėse turėtų nugalėti Paris Saint-Germain. Tiek apie šio savaitgalio futbolą, žiūrėkite jį, nepamirškite įsijungti televizoriaus, o mes grįšime čia kitą savaitę.